bilietą nusipirkti. Sunkiai labai girdisi ir tai pasiklausiau vietinių, parodė, kur tas ticket office'as yra, nes čia tik tai vietiniai reisai, kur šalia važiuoja. Taip kažkaip, o. O, gaubas man reikia. Nusipirkau autobuso bilietą į Dahabą už kelių dienų važiuoti. Dabar einu, noriu pasiplaukėti Nile su tradiciniu būriniu Kairo laiveliu Feluka. Čia taip kokį kilometrą jau einu, bet eina ir vietiniai. Nėra kaip perliptas tvoros. Nu gerai, iš ten išlipau. Čia va. O kaip man toliau nueit? Galiu čia bandyti lipti, bet gal paieškosiu normalaus galiuką. Jo, įdomiai. Ai, va čia gal galima. Excuse me? Ten nueiti nepavyko, irgi reikia vis tiek tą gatvę toliau eiti. Tai pasiklausiau vietinių, sako, pavesimės tave tą 1 kilometrą iki Felukijos. Ir 3,5 euro. Čia toks ale taksi. ملناش كبير احنا الكبار طالعين لفوق زي الدولار بتحول للغتت ما يغركش المظهر وهتشوفني كويتي وبكت Gal visai ir neblogai, gal ir nebereikia tos Felukijos. Nilas, ilgiausia pasaulio upė, 6650 km. Tai spėkit, ar nuplukdė jie mane kaip taksi į tą vietą? Ne. Bet aš norėjau su būriniu tenai Felukija tokia, Felučia gal. Bet nežinau, valandą paplaukėjom už 3,5 euro, tai manau labai gerai. Ir jeigu norėsiu, gal kitą dieną nueisiu tą Felukiją, rytoj gal. Nes dabar vėl plaukti jau kažkaip nesinoriu, jau ir vėlu. Ir kitas dalykas, čia dar man virš kilometrų ir neaišku dar per kur. Tai užteko šiandien įspūdžių ir taip. O dabar vėl to pačiu keliu į viršų kilti. Tai čia, kaip matot, nieks nerodo jokių posūkių, va, be šviesų važiuoja. Bet visi kažkaip pravažiuoja ir su pėsčiaisiais praseina. Ir su motociklais prasilenkia. Visiems viskas gerai, svarbu, kad taip įprasta pas juos. Iš tikrųjų labai saugiai čia jaučiuosi. O dabar atėjau į Oldi Švetelę.
Labai išgirta vietelė. Tokia štai vietelė. Užsisakiau įdarytą vištieną ir gavo sulčių. Vištiena įdaryta su sūriu ir jautiena. Nuostabiai, žinokit, labai rekomenduoju, viskas super. Vietiniai rekomendavo apsilankyti El Horėje, vienas iš seniausių Kairo barų, vis dar veikiantis. Ir sakė, kad čia rinkdavosi visuomet intelektualai, rašytojai rašydavo knygas. Ir Horėja žodis reiškia laisvė. Užeinam. Užsisakiau kapučino, norėjosi jau kavos. Už vandenį ir kapučiną 1 euras. Čia šitą gatvelį irgi rekomendavo, sakė, renkasi vietiniai pavakaroti. Ir daug skirtingų kavinukių yra. Tikrai gražiai atrodo ir pilna žmonių. Cafe Ricci, pats seniausias restoranas Kaire. Atidarytas 1908 metais. Čia rinkdavosi ne tik intelektualai, bet ir revoliucionieriai, ypač 1919 metais, kai norėjo atsiimti Egiptą iš anglų. Taip pat apie 50-uosius metus, kai norėjo nuversti savo karalių. Tai daug čia ir pasikėsinimų nužudyti buvo, bet nei vienas nebuvo sėkmingas. Užsisakiau butelį vyno, didžiulį. Šita kavinė restoranas pradžiai priklausė graikams, paskui priklausė prancūzams, paskui neaišku kam priklausė, bet 62 metais ją atidavė egiptiečiai. Ir tai buvo pati pirmoji apskritai kavinė priklausanti egiptiečiai. Ir nuo tada prasidėjo truputį perversmas Egipte, pradėjo biznis darytis, pradėjo barai steigtis, kavinės ir tokia vat istorija. Pirmasis užkandis - dešaro užtepėlė tradicinė, su duonele, kažkas panašaus į humusą. Tikrai toks kaip humusas, tik dar labiau kreminis. Patinka. Ir artišokų užkandėlė su citrina. Na, žalias artišokas pasirodo nėra mano mėgstamiausias patiekalas. Tai Cafe Ricci rekomenduoju visiems užsukti bent trumpam. Tikrai faina vietelė, groja graži muzika. Ir visų pirma, tai kad istorinė vieta, nes tikrai įdomu prisiliesti prie tokių istorinių įvykių. Čia tokia ganėtinai prabangi gatvė. Dar jie nejau. Čia kad gatvė nejau, tai yra literaliai visada. Nes šaligatviais labai mažai kas vaikšto. Nu čia dar. Labas rytas. Žurnalistų sindikatas. Labai įdomus pastatas ir kolonas išrašinėtas irgi hieroglifais. Ir jie taip mašiną susistato, tai kartais net yra sunku praeiti per tarpukus. Va. Senasis egiptologijos muziejus Kaire. Einam pažiūrėti. Kas tikrai keista, kad jau 3 skanerius reikėjo praeiti ir renginus. Tikrinai ir kiemų įeinant, ir bilietą nusipirkus, ir paskui dar įeinant. Bet saugumas toks, kad reikia išsitraukti viską iš kišenių, padėti kuprinį į renginą ir paeiti per metalo detektorių. Bet dabar nieko pabandžiau neišsitraukti. Buvo GoPro kišenį, telefonas, raktai ir nieks nieko nesakė. Seniausias rastas įkapių piešinys
sunkiai žinoma čia matosi, bet matosi vis tiek gyvūnų fragmentai. Ir datuojama iki 1800 metų prieš mūsų Kristų, prieš mūsų erą. Pour faire l'unification. Donc ça c'est le recto. Le verso c'est Na, šitas muziejus neatrodo toks galingas kaip praeitas naujasis, bet įdomu vis tiek. O kainuoja jisai 10 eurų. Tokios būdavo rūmų grindys jau keli tūkstančiai metų prieš mūsų erą. Tokius akmenis, vadinamus stelomis, jie statydavo dažniausiai ant kapų, bet tai būdavo ne tik prisiminimas, bet surašyta visa istorija. Kas buvo nuveikta, kas padaryta, kas tuo laikotarpiu dėjosi. Kaip matome, labai daug informacijos čia. Jeigu tik mokat skaityti hieroglifus. Toli, kai žiūrite tas skulptūras, tai atrodo tiesiog gražiai iškaltas akmuo. Bet kai prieini artyn, matosi, kad yra labai daug detalių visur. Ir jei ateisit nuo pačio ryto, kaip aš, kada tik atsidaro, tai kai praeisit eilę, rekomenduoju iškart truputį greičiau pajudėti. tą pirmą salę gal vėliau pažiūrėsit, nes tada nereikia grūsti su turistais ir turiu vat visą dabar muziejų savo vienas. Daug skulptūrų tiek šiame, tiek naujajame Egipto muziejuose neturi nosių. Pasidomėjus pasirodo, egiptiečiai tikėjo, kad statulos turi sielą. Nosis buvo laikoma kvėpavimo taku. Ir pavydūs varžovai, kapų plėšikai, vėlesni užkariautojai tyčia jas nulauždavo, kad nužudytų statulas ir panaikintų jų dvasinę galią. Taip pat, kad mirusysis negalėtų jiems atkeršyti už pavoktą galią ir turtus. Čia jau iš naujesnių laikų vaizduojama Afroditė, grožio deivė. Kodėl atrodo tos graikų dievų skulptūros atsiranda? Atsirado dėl to, kad graikai buvo kuriam laikui užkariavę Persų imperiją, tuo pačiu ir Egiptą. Ir tuomet pynėsi tie dievai tarpusavyje. Taip pat paminklinis akmuo valdovų Juja ir Tuja. Ir čia yra kaukės, kurios buvo uždėtos ant jų mumijų. Ir sakoma, kad tos mumijos yra gerai išsilaikiusios, galbūt dar pamatysiu. Šie sandalai taip pat buvo rasti Juja ir Tuja kape. Egiptiečiai stiklą turėjo jau apie nuliniais mūsų metais. Tai prieš daugiau negu 2000 metų. Štai prie jau Jutos ir Tujos mumijos jų originaliuose sarkofaguose. Tikrai gerai labai išsilaikė palaikai. Taip pat įkapėse būdavo paliekama ir mumifikuotos mėsos pavalgyti valdovams po mirties.
mirties. Tokie buvo Jujos ir Tujos sarkofagai. Tie išoriniai jau. Vau, čia tai sarkofagas. Susėdęs sarkofagas. Labai gražiai suremontuotas visas. Ir sakoma, kad jo kaperas labai prilygsta taip Tutanchamonui. Buvo rasta labai daug aukso. Bakar mısınız? Ayakkabı. Sağ altından. Taip atrodydavo vietinė egiptiečių duona. Kape rasdavo didžiulį akmeninį karstą, tada eidavo keli mažesni, tarkim šitas, viduje būdavo, viduje būdavo didysis sarkofagas, tada jo viduje būdavo mažesnis toks, tada viduje dar mažesnis ir po to tik eidavo mumija įvyniota į audeklą ir uždėta kaukė. Tai labai daug sluoksnių būdavo. Kas turit laiko, tai būtinai rekomenduoju apsilankyti ir šitame muziejuje. Jei laiko mažai, įdomesnis ir didesnis naujasis, žymiai. Bet ir šitas labai įspūdingas, tikrai džiaugiuosi, kad atėjau. Tai 4. skaneris laukia dabar patekti dar vieną salę. Horas 1. Nu, čia ta paskutinė salė, tai suvenyrai. Tai muziejui nusiminėkit pinigų, nes norėjau nusimti, būtų paskaičiavę 6 eurus už nuėmimą. Tai geriau miesto palaukti. Magnetuką vietinėme turguje pirkau už 80, nu tai koks euras 20. Čia po 300 ir į viršų. Tai geriau mieste apsipirkit, nebent neturit laiko. 300, tai čia 5,5 euro. Tai va, dabar žinosit, kad čia yra laidotuvių kaukės. Kažkaip po namuose pasidėjus būtų taip nejaukiai turbūt. Tai kaip ir minėjau, jei turit laiko, tai būtinai rekomenduoju ir šį Egipto senąjį egiptologijos, Kairo senąjį egiptologijos muziejų irgi aplankyti. Tikrai verta. Ai, čia patiks BMW gerbėjams. O šiaip labai stebina, kad gatvės maisto labai mažai, bent jau nežinau, kiek aš vaikščiau tomis gatvelėmis. Tai norėčiau paragauti, porą vietų paragavau, bet
bet labai mažai palyginant su kitom šalim. Ir man dabar reiktų nueiti tą šaligatvį. Kaip? Ragausiu cukranendrių ir apelsinų sultis. Labai geras. 50 centų. Spėkit, kiek čia pinigų. Tai čia yra 250 eurų. Nes pas juos irgi didžiausias banknotas yra tik tai nepilnai 4 eurai. Šitas. Susipažinom viešbutyje su turkų ir ispanų šeimomis. Tai atėjom dabar kartu visi pavakaroti ir valgysim lebanietiškam restorane. Tai kažką šavarmą turbūt vėl užsisakyti reikės. Lebaniečių šavarma. ايس كريم ارفعي ايدك خديجة غني غني خديجة ارقصي خديجة احلى بنوتي كافي سحلاب بوسة. Ta šavarma labai skaniai pavalgiam, iš tikrųjų libaniečių rekomenduoju. O dabar ragausim desertą. O čia kur plakė ir mergaitė šoka, tai buvo ledai taip mušami. Su pistacijomis irgi paragavom skaniai. Toks desertas, sakė, su sūriu yra.